Jūsų abiejų, gerbiamas Viktorai ir Albertai, paroda šiandien rengiama Jurbarko krašto muziejuje. Pirmas klausimas iškart toks, kodėl būtent Jurbarke? Todėl, kad čia yra gilės istorinės, kultūrinės meno tradicijos. Neseniai gerbiamas Albertas Raseinius lapkričio mėnesį savo parodą pristatinėjo. Jūsų paskutinė paroda kada buvo? Paskutinė paroda grupinė, individuali kokia? Grupinė ir individuali paskutinė jūsų paroda. Nu, tai paskutinė paroda buvo Maironiui skirta, buvo Maironio spalvos. Tai buvo berods pernai, užpernai, tai sausi. O mano paroda gal prieš kokius 6-7 metus, maždaug taip. Šioje parodoje jūsų darbeliai, sakykite, kokią pristatyti maždaug? Patys naujausi ar tiesiog jums patys patraukliausi? Kalbėjau, 10 metų retrospektyva. 10 metų, ja. Taip pat jūsų darbai su Albertu, jūs kartu eksponuojate parodą. Kuo jūsų darbai yra panašus ir kuo yra skirtingi? Čia jau pastebėjau ne aš, bet ir visi kiti, tai pirmiausiai tematika. Tai yra būtent istorija, kultūros paveldas, kraštovaizdis. 3 pagrindinės temos. Na ir galbūt pridėkim gal ir dar sakralinę temą. Tiek pagonišką, tiek katalikišką. Liaudis Jurbarke susirinko, kiek jūs sakė lankytojų ir jeigu palygintume su Raseiniuose ateinančiais žmonėmis, kokia publika? Pirmiausia, tai čia buvo labai išprūsusi liaudės. Tai buvo tautodailininkų nemažai skyriaus žmonių, taip pat 3 amžiaus menų universitetas. Taip pat buvo labai daug spauda ir tie žmonės, kurie pasojo eina į parodas. Šiaip, lyginant su Raseiniu, publika jinai yra žymiai daugiau lankanti parodas Jurbarke būtent. Kaip jūs galvojate, kodėl? Todėl, kad yra tradicijas puoselėjimas. Ir jos yra, kaip jūs matot, žmonės ateina tie, kurie nusimano apie dailę. Todėl mes pateikėm su Albertu labai įvairiai ir tematiką, ir tapyseną, ir kompoziciją, viskas yra. Tam mes jau galvojam, kad taip gali būti ir teikiam darbus, kad suprastų ir vieną, ir kitą, sakykime, amžiaus grupę, ir žmonės, kurie nusimano, ir žmonės, kurie yra gavę menų, ir tie žmonės, kurie atėjo pirmą kartą, ar tie žmonės, kurie mėgsta tautodailę. O šito vedami mes ir bandėm surengti tokią daugiau kompleksišką parodą. Albertas atstovavo, sakykime, vienai sričiai, aš galbūt kitai sričiai, pas jį yra daugiau darbų skirta ir pačiam Jurbarkui, daugiau kaip pas manęs. Pas manęs vienas darbas, motyvas parko, pas jį yra žymiai daugiau, bet taip susiklosti. Antra vertus, reikėtų gal sieti ir su nesenai praėjusia valstybės gimimo diena, kadangi visiems mūsų darbai dvelkia vis dėlto lietuviškumu, lietuvybė. Tai va. Ar turite artimiausių planų galbūt šiais metais dar kažkur kokią parodą? Taip, mes jau gavom šiandieną kvietimą, konkretų kvietimą į Tauragę. Konkretų kvietimą. Tai be jokios abejonės. Tai aš galvoju, kad tai vyks po tos parodos. Nežinau, čia jau techniniai dalykai, bet kvietimas yra pateiktas. O toliau mes su Albertu kalbėsim. Patys.